Kaip manai, kas žmonėms labiausiai trukdo būti laimingiams? Pavydas. Jisai mato kitą, ypač kaiminystė, kai būna. Ir apskritai daug formų yra. Pavydį ir jisai bando padaryti kažkokiais būdais, kad geriau už kitą atrodyti, kad geriau kažką pasigirt galėtų. Vat aš irgi čia, nors jisai gal tai net nusipirko arba galų pasiskolino ar dar kažką padarė. Bet jeigu plačiai prasme, tai yra pavydas. Pavydas, ne? Jeigu tu paleisk pavydą, šis neturėk pavydo, o turėk ambicijas laimėti prieš save, būk geresnis šiandien negu buvai vakar, tu visai kitai ir tu džiaugis kitais, tu paprasčiausiai pas tave nebus dirgiklių, nes pavydas, neapykanta, kažkoks kerštas, kvailas toksai, jis man pasakė, dabar aš jam tai pasakysiu. Reagavimas į žodžius tos, kur tau jie nesvarbu. Nes gal pavydą galėtume, aišku, paskirstyti ir racionalų, ir neracionalų, ir destruktyvų, gal sakyčiau. Racionalus pavydas, normalu. Aš pavydas. Jo, baltas pavydas, racionalus. Aš pamačiau kaimyną, jeigu kaimynas nusipirko Bentley ir sakau, aš labai noriu, kaip aš pavydžiu jam to Bentley, aš darysiu verslą, stengsiuos, kad tik gautų tą Bentley. Užmotyvos. Racionalus pavydas, teisingai. Ja, ir destruktyvus pavydas. Matai, ką aš sakysiu, kai bus destruktyvus pavydas. Svolačius apgaudinėja žmonės, atlyginimų turbūt nemoka.